Knyga vadinasi Betliejaus avytė, taip vadinasi ir vienas esė. Knygoje pasakoju ten apie tai, kai būdamas 6 metukų bažnyčioje per mišias, o prieš kalėdinis laikotarpis, žinot, prakartėlė, žvakės dega, viskas papuošta. O vaikui taip gražu, taip lėliška ten viskas, toj žvakių šviesoje. Ir aišku, vaikas yra vaikas, užuot galvojęs apie atpirkėją, apie kažkokius esminius dalykus. Aš užsispyriau, mama, noriu avytės. Noriu vienos avytės iš prakartėlės, noriu neštis namo. Vaikam tai kur? Mama, baig, negalima ir taip toliau. Aš paleidau dūdas, bažnyčiai dūdos labai gerai girdisi. Ten sulaukėm vieno kito žmogaus pastabos iš besimeldžiančių, galų gale po mišių išeidamas kunigas atkreipė dėmesį, žliumbė vaikas, priėjo, paklausė, kas nutiko. Aš jam pasakiau, kad noriu avytės. Kunigas mane už rankos, nusivedė prie prakartėlės, sako, kurios konkrečiai, apie kurią čia šneka, skulptos. Kunigas pasilenkė virš degančių žvakių, padavė man tą avytę ir sako, iki kitų kalėdų ta avytė yra tavo. Žaisti su ją gali kaip tinkamas, bet vieno dalyko nepamiršk, kad ta avytė yra iš Dievo namų. Ir tai reiškia, kad tai avytei matant ir girdint, aš neturiu teisės keiktis, būti piktas, nedorai elgtis, nes kitaip avytė